Šiandien sveikinuosi su jumis nuo operos. Tai yra pastatas grinai Oslo centre, vienas iš populiariausių pastatų. Jame vyksta tiek ir operos koncertai, tiek ir įvairiausi renginiai. Tai dabar esu užlipęs ant operos stogą. Sumaniau pasivaikščioti po Oslo centrą sekmadienio dieną, pasižiūrėti, kaip Oslas gyvuoja. Tai ką, keliaukime kartu pasižiūrėti Oslo centrą. Tai pati opera yra labai įdomi pastatyta. Pasižiūrėkite, kokie akmenai, kokia danga. Vasario 16 dieną vyksta, susirenka labai daug lietuvių. Ir va šitoj vietoj yra giedama lietuviška giesmė. Lietuva tėvynė mūsų. Tai štai taip iš toliau atrodo opera. Labai įdomi irgi skulptūra pastatyta. O šitoje vietoje vasarą prisirenka labai daug žmonių pasideginti. Būna tai rugpjūčio mėnesį, kad pakviečia išplaukti su laivu, pasiplaukioti po fjordą. Tai trunka apie 4 valandas. Ir ten vaišina pačiame laive, tai būna jūros gėrybių. Tai praeitą kartą buvo krevetės su majonezu, nes Norvegijai labai yra tas populiarus krevetės, majonezas ir duonos. Ten duonos uždeda krevečių ir paprastai ir skanu. Su baidarėm pasiplaukioti irgi yra galimybė, internetu užsisakai. Paskui tu ateini čia, tave pasitinka instruktoriai, nes vienam tai neleidžia plaukti, kol nesipraėjęs kursų po fjordą. O baidarių kursą aš pats irgi buvau užsiregistravęs, tačiau dėl blogo oro atšaukė, grąžina pinigus. Sumokėjau čia gautus apie 160 eurų ir gauni tos pagrindinius kursus su baidarė, kad galėtum plaukioti po fjordą. Nu va, jau čia biškį, tai jau vėjas toks ramesnis, tačiau užsidėjau šitą kapišoną. Einu, va, prieinu sauną. Saunos irgi ganėtinai centre yra populiaru. Žmonės čia apsilanka, ypač savaitgaliais. Grinai panašu kaip operos forma tokia. Va, pažiūrėkit operą, o va čia Italą kruizą. Tai ką, dabar biškį iš Bjorvikos ir eisime į pagrindinę gatvę link karaliaus rūmų. Tai judame toliau. Tai va šitas saunos yra su varikliuku. Jos gali išplaukti į šitą fjordą. Čia va, matote, gal ir tu yra vairas. Gal yra variklis. Tai va, jeigu savaitgaliais nuobodžiaujate ir galvote, kaip galite gerai praleisti laiką, tai va, galite pasiimti va tokį išsinuomoti. Ir įvairiausių pramogų, kaip ir pirtis, pasivaikščiojimas po centrą. Štai čia miesto centras. Miesto simbolis tigras. Matote, net tigrui uodega pageltonavus. Tai čia vyksta prie tigro, vyksta protestas, kad žmonės nustokite naudoti jėgą prieš gyvūnus, nevartokite mėsos. Tai turėjau su apie 15 minučių pokalbį. Ką mes dabar čia esame pagrindinėje gatvėje. Gegužės 17 dieną ši gatvė būna užtverta. Ir Norvegijoje vyksta nepriklausomybės diena. Iki pat karaliaus rūmų. Va, kur dabar čia einu, jinai būna
Labai daug žmonių, vyksta parodos. Šitoje vietoje mojuoja Seimo pirmininkas. Čia yra balkonas. Visų šitų vazonų irgi nebebūna, visas būna patrauktas į šoną ir atlaisvina šią gatvę, kad būtų laisvas ėjimas vykstant paradui. 17 dieną norvegai apsirengė savo tautiniais rūbais. Tai yra bunados. Žiūrėkit, koks senas Narvesens. Jaučiu, čia iš pirmųjų Narvesenų yra. Ką, einame toliau link karaliaus rūmų. Tai ir atėjome prie karaliaus rūmų. Štai kaip atrodo. Va, sargybos postai, o ten sargybinis, čia sargybinis. Reiškia, karalius yra viduje. Štai kokie vartai veda į karaliaus rūmus. Tai tiek yra viduje stovi apsauginis. O čia toks parkelis pasivaikščioti. Gali grinai apeiti aplink rūmus. Tai šiandienos ekspedicija po Oslą užskaityta. Aplankyta opera, nueita iki karaliaus rūmų. Tai tikiuosi patiko šis video. Uždėkite patiktuką. Parašykite komentarą, gal kažko neparodžiau, gal norite pamatyti, tai kitame video pasistengsiu parodyti. O linkiu jums gerą sekmadienį ir pasimatysime kitame video. Iki!